Labą dieną, linkėjimai iš Vilkės ūkio. Primenu, kad žolinių savaitgalį rugpjūčio 16-18 dienomis Vilkės ūkėje nuostabus renginys – vaistinių augalų mugė. Šioje mugėje jūs rasite didžiulius, stiprius augalus. Mano tikslas – užauginti stiprius augalus, kurie iš karto prisitaikytų jūsų dirvoje. Jie skiriasi nuo kitų augalų sutinkamų rinkoje tuo, kad mes auginame 100% natūraliai ir nenaudojame NPK, sintetinių kompleksinių trąšų, prie kurių augalai pripranta ir paskui, kai jūs juos įsigijate, persodinate į savo ekologišką daržą ir jie pradeda vargti, skursti, kol iš naujo pradeda savo gyvenimą visiškai kitoje terpėje, nei jie pripratę. Šie augalai užauginti natūraliai, jie yra stiprūs, užgrūdinti ir dideli. Jau šį sezoną jie spės įsišaknyti labai stipriai, išleis naujas atžalas, o kitą sezoną jūs savo darželiuose rasite dar didesnius kelmus, nei matote šituose pavyzdžiuose. Bus labai didelė įvairovė įvairių augalų, kurie duoda ir terapinę naudą, o taip pat ir gražus. Iš jų galima kurti nuostabes kompozicijas, kokias jūs matote va čia. Bus ir jonažolių, ir peletrūno, rūtų, įvairių mėtų. Taip pat kalninių dašių, įvairių monardų, šalavijų, raudonėlių, juozažolių ir daug kitų prieskoninių, kvapnių ir vaistinių augalų. Nepražiopsokite šio renginio, jau dabar pradėkite taupyti eurus, nes bus ką įsigyti, bus vertingų dalykų, o taip pat renginyje ir ūkio reikmenų antikvariatas, laukiniai mūsų restoranai, daug linksmybių, vakarėliai ir visa kita, ko reikia prasmingam įsikūnijimui. Iki pasimatymo mugėje.